aš žinojau, ką aš noriu iš ten išmokti, ką norėčiau pasiimti, nes būdama tame aš pasimečiau. ir aš nebežinau, o galvoju, o gal man pasilikti ten dirbti, nes aš gavau ir darbo pasiūlymų kilti aukščiau, daryti kažką daugiau ir tas toksai, o ką man daryti, nes čia gal visai ir patogu, o ne, komforto zona, aš jau gaunu tą atlyginimą, gal ir pasilikti, bet tai atsimenu, pas Dovilę vėl aš atvažiavau, sakau, reikia, susitinkam ir labai išsigryninau ir iš naujo vėl sugrįžau į save, tai ką aš noriu, nes kartais, kai einam tuo takeliu vadinamuoju, tai tikrai būna pasimetimas, tai viskas čia yra normalu, tai tiesiog reikėtų pagalvoti. Ir tas klausimas, ar aš nenuklydau, ar ne, kaip kiti sako, gal ne į temą čia tau, ar ne, bet realiai, kai pasižiūri atgal iš tą platesnę vaizdą, tu supranti, kad viskas į temą, viskas susideda į tą pačią puzlės detalę.